Jūros šalia čia nėra. Čia daugiau tiems, kurie mėgsta leisti laiką viešbutyje. Keliauti. Keliavimo vieta čia yra tobula. Pagrindinė restorano lauko zona. Labai jaukus, fainas, daug laiptelių iš karto atkreipiu dėmesį, bet matau, kad yra ir nuvažiavimai. Gultai medžiaginiai, tvarkingi, va visur yra nuvažiavimai, jūs galite per aplinkui vežimuku, bet vis tiek, jeigu vaikščiojimo problemų turite, tai teks kilti į kalniukus, be baras. Baras dirba iki vidurnakčio. Pagrindinis restoranas. Pusryčiai čia yra švediškas stalas, pietus ir vakarienė, a la carte iš meniu. Kylam aukštyn link kambarių, nuo baseino, nuo registratūros ir nors viešbutis ir yra toliau nuo paplūdimio, jis turi nemokamą pervežimą į Porto Cervo paplūdimį ir ten skėčių gultų komplektas ne sezono metu, tai yra rugsėjo mėnesį, kainuoja 40 €. Žiūrėkit, kokie vaizdai. Wow, tikrai Italija. O sezono metu gultų komplektas tame paplūdimy vasarą, jeigu jūs sugalvosit čia apsistoti, 100 €. Bet vis tik tai yra Porto Cervo miestelis, kur suplūsta patys turtingiausi pasaulio žmonės. Viešbutyje yra 2 rūšių kambariai, Superior ir Classic. Superior nuo Classic skiriasi tik tuo, kad turi vaizdą į baseiną. Tik čia Superior įeinam. Normalaus dydžio viengulė lova. Jaukus kambarys. Tradicinis ardų stilius. Jie visur išlaiko tą patį stilių, tai jūs nenusigaskit, kad buvo čia neprabangu, labai jauku, iš tikrųjų autentiška. Vonios kambaryje yra kosmetika. Dušas su užuolaida, dušo kabina su užuolaida. Langelis miegamajam toks nedidelis į sodą ir va, rodau pool view. Tai vaizdas tikrai gražų kalną, nuostabus, bet baseino nematyti, tai gali būti dalinis vaizdas. Visi viešbučio numeriai yra vieno aukšto vilutėse, tai jums į antrą aukštą nereiks lipti, tik tai va, tokiais takeliais pasivaikščioti arba laiptais palaipėti. Kaip ir sakiau, visur yra užvažiavimai. Fainas pagrindinis baseinas, labai graži, itališka, tipiška teritorija. Dar vienas baseinas. Ir viešbutis pagal kainą, dabar vidutinė kaina yra 900 € žmogui. Vidutinė, gali būti daugiau, gali būti mažiau. Pagal kainą ir pagal tai, kad jis yra Porto Cervo, toj vietoj, kur visi norim gyventi. Tai žiauriai geras variantas. Apėjom ratuku ir va, čia yra Classic kambarys, vaizdo identiškas kaip Superioras, gal užtiesalai šiek tiek skiriasi, bet čia rūbinė, anam kambarį nenufilmavau, rūbinė iškartėjus. Vonios kambarys, visiškai toksai pat, irgi dušo užuolaida. Apsukom tokį didelį ratą ir grįžtam vėl link registratūros. Teritorija nemaža, tų numerių jie turi irgi nemažai. Viskas iki smulkmenų gražiai prižiūrėta ir atrodo kaip natūrali gamta, kartu ir padirbėta landšafto architektą. Aš sužavėta. Šituo viešbučiu drąsiai rekomenduoju ir personalas, kiek prasilenkiam, visi labai mandagus. Nuostabi vieta, nuostabus viešbutis.